Labą dieną, mėlyjei, labą dieną, esu Martynas Šaikus, įgūdžiai LT projektų vienas iš įkūrėjų, kartu su manim taip pat šiandien jau trečią kartą podcast'e sutikęs dalyvauti ir kalbėti ir sėkmės mokytas, lyderystės psichologijos autoritetas ir įgūdžių lavinimo ekspertas Algirdas Karalius. Iš tikrųjų, Algirdai, apie jūs aš galiu kalbėti labai daug. Va šiandien pagalvojau, darau tokią dėkingumo praktiką kiekvieną rytą, iš tikrųjų, už ką aš esu dėkingas. Tai vienas iš tų svarbiausių dėkingumą, ką jaučiu tokiam žmogui, tai esate jūs iš tikrųjų, kur tikrai labai stipriai, nežmoniškai stipriai pasitarnavot prie to mano noro tobulėti, kažkaip bandyti laimėti prieš tas nesėkmės, vėl atsistoti ant kojų, kai būna sunku, nepasiduoti. Ir mąstyti kūrybiškai ir nestandartiškai. Tai labai jums už tai dėkingas. Mėlyjei, prieš tai, kai pereisim prie labai svarbios šios dienos temos, tai tiesiog pas mane triukšmas, sėdžiu aš kavinėje, tai kai tik tai Algirdas pradės kalbėti, aš užtildysiu savo mikrofoną ir visas eteris bus Algirdui skirtas. Tai Algirdai, pradžioj tai šiaip pasišnekėkim kaip seni bičiuliai, iš tikrųjų, jau aš tai pastebėjau, mes draugai ir verslo partneriai nuo 2008-2009 metų, nuo krizės. Kaip dabar, šiuo metu jūs skraidote tarp Lietuvos ir Amerikos, kaip tas gyvenimas, sakykime, toksai, nesate 20-metis, kaip tokie pokyčiai jūsų gyvenime atsispindi jūsų veikloje, jūsų mąstysenoje. Kaip, papasakokit truputėlį mums apie tai. Jo, aš galvoju, kad aš dabar kaip niekad jaučiausi laimingas, būtent todėl, kad iššūkių turiu gal 10 kartų daugiau negu kada nors turėjau. Ir aš galvoju, kad kodėl mane tai padaro laimingu, nes jautiesi, kad dar turi parako, turi galimybę save patikrinti. Ir tada jautiesi gyvas, nes dažniausiai mes čia Lietuvoje sėdėm, stebėm, kaip kitur kažkas kariauja, kažkas žūsta, kažkas bankrutuoja, bet pats tame aktyviai taip nedalyvaujam. O kai tu pats savo meti iššūkį, tai tada jautiesi gyvas. Tai aš dabar kaip niekad gyvas. Ir girdėjau kažkur berods kažkas iš tų protingų, sako, kad 60 metų tai yra pats laikas pradėti viską iš naujo. Nes bijoti jau nėra ką galėjai, tau padarėjai, visas klaidas padarėjai, kadangi jau kitais metais bus 60, tai aš galvoju, man pats žydėjimo metas. Gerai, ačiū iš tikrųjų ir jūs toks visada mąstote šiaip ir realistiškai, bet ir optimistiškai aš kartu. Aš atsimenu, jūs labai norėjot parduoti ir pardavėte iš tikrųjų man tą idėją apie optimalizmą, kaip iš tikrųjų su mažiausiais įmanomais, sakykime, elgesio ar kažkokių tavo energijos indėliais pasiekti maksimaliausių rezultatų, ar ne? Ar taip teisingai aš supratau optimalizmą. Bet aš kartu taip pat pasakyčiau, kad optimizmas tas jums irgi nesvetimas. Esat optimistas, ar ne? Aš galvoju, kad ko gero, bet aš galbūt ne tai, kad optimistas. Aš tiesiog galbūt toks racionalus optimistas. Tiesiog aš turiu daug progų liūdėti, bet aš kaip pagalvoju, neapsimoka, nes kai tu liūdi, vis vien nieko iš to gero neišeina ir dar bloga nuotaika. Tai aš suprantu, kad čia yra pasirinkimų reikalas. Ir tai, nežinau, tai yra optimistas, tikrai su jais šnekėtų, koks gyvenimas nuostabus. Man taip netrodo, bet toks racionalus optimistas. Ir tikiu to, kad optimizmas tai yra tai, kaip kiekvieną dieną, kaip praktika. Tai yra treniruotis reikia. Taip. Aš taip pastebėjau, aš toks vankas tanka, kaip jūs ten pasakojat. Tas, kuris kartais tenka, būna gyvenime situacijų, kai tenka nukrist, bet iš tikrųjų kažkaip kelios dienos praeina, aš išguliu lovai, išsilaižau žaizdas, suvalgau kelis kilogramus ledų, tikrai žiauriai mėgstu ledus. Ir vėl atsistoji, ir vėl toliau varai. Kažkaip, nesistengiu, bet jūs tada man davė tą tokį patarimą, nesistengti tamsai, neleisti tamsai įeiti į visas tavo gyvenimo sritis. Nes kai tik tai pradarome duris ir blemba visas tą šūdą įsileidžiam, bet per daug, jis visas užplūsta ir, kaip sakant, labai negerai būna. Bet kai tik tai supranti, jūsų kažkada man dovanojo knygą Geros nuotaikos vadovas,
kur iš esmės, kad, nu, yra kokia situacija konkrečiai, ar ne, nu, tai va darbas, kuris konkrečiai darbas, va šitas tik darbas neduoda ramybės ir tu neleidi jam sklisti į visas kitas sritis, kad tai įtakotų kažkaip tavo gyvenimo situaciją. Ir kitas dar dalykas vakar turėjom daryti šitą podcastą, bet aš vakar jaučiuosi visiškai išsekęs, nes aš naktį 5 ryto baigiau klientai ruošti milžinišką jos naujo mokymų produkto aprašą su visų marketingo ir pardavimų procesu, gavosi apie 70 lapų. Aš, ta prasme, dirbau, nu, nepasakysiu taip, gal 2,5 mėnesio. Vienas mėnesis, kurį aš laikyčiau prastova, nes tiesiog nebuvo idėjų. Ta prasme, tiesiog neturėjau idėjų. O paskui kažkoks, blet, atsiprašau, reikia padaryti visą šitą dalyką. Ir aš tiesiog prisėdau, padariau, bet va, tą naktį aš užbaiginėjau tokius kertinius dalykus, kaip ir surašiau 5 ryto. Iš karto pristačiau, kad klientė matytų, kad 5 ryto pristatytas darbas, kad, kaip sakant, ne iki 5 darbo vakar. Bet man įvyko geštalto uždarimas, Algirdai. Aš kaip kūdikis, taip laimingas jaučiausi, žinokit. Tai buvo nuostabus jausmas. Aš šiandien visą dieną vaikštau, vat, kaip ant sparnų, nuėjau į restoraną, papietavau, bet toks lengvumas, kur aš dabar vėl galiu užsimti kažkokiu rimtų projektų, nes kitas jau padarytas. Ir va tas geštalto uždarimas, tai turbūt buvo man esminis įvykis, kuris, nu, tik ačiū Dievui, tiesiog labai gerai jaučiuosi. Tai va, jums būna tie geštaltai tokie gyvenime, kaip vat, pas jūs? Jo, aš tai pilnai pritariu, kad kai yra neužbaigtas darbas, tiesiog daug energijos nueina galvojimui. Taip. O jeigu daug tokių, va, bet aš įsprendžiau kitaip. Prieš 10 ar 15 metų aš perskaičiau tik pavadinimą, knygos taip ir iki šiol neperskaičiau. 4 valandų darbo savaitę. Ir vat kaip mažiau. Ir tiesiog aš supratau, kad geriausias būdas gal į garsą biškutį. Oi, atsiprašau. Taip. Aha, nes kai greičiausias būdas neturėti daug neužbaigtų darbų, daug nepradėti darbų. Tai man dabar svarbiausia yra turėti vienintelį projektą ir jame neskubant kažką daryti. Tai mano toks sprendimas, nes kitaip nesusitvarkau, kai tas nebaigtas. Ir pavyzdžiui, dabar vis vien iš tų senų laikų turiu keletą tokių, kaip žaizda, nei užbaigti išeina, nei... Tai supratau, kad dar reikia greičiau, galbūt ir tą vieną darbą reikia dar supaprastinti. Tai vat, mano sprendimas yra nepradėti. Ir sąrašas darbų, kurių neturiu daryti, aš galvoju, žymiai svarbesnė negu sąrašas darbų, kurių reikia daryti. Algirdai, jūs kalbate taip, kaip amžinatilsis Steve'as Jobsas. Jo citata yra man labai įsiminusi, aš toks citatų mėgėjas, labai mėgstu citatas, jos tikrai padeda. Ir jo citata buvo tokia: pasaulyje yra tiek daug gerų idėjų, kad svarbiausia atsirinkti, kurių nedaryti. Viskas, jos labai gerai paaiškina. Gerai, Algirdai, šiandien pereinam prie pagrindinės temos. Jis man kilo visiškai netikėtai ir taip vis tiek mes kalbam podcast'e Įgūdžiai LT apie psichologiją, apie tai, kaip įveikti sunkumus, apie tai, kaip padidinti pajamas. Šiandien mūsų pokalbis jisai bus apie pardavimus, kadangi mes turim didelę pardavėjų auditoriją. Žmonės, kurie tikrai nori pardavimuose dar labiau ryškėti kaip lyderiai ir kad augtų jų pajamos. Tai mūsų šios dienos tema, apie kurią aš noriu, kad jūs pakalbėtumėte, tai būtų maži pokyčiai, didesni pardavimai. Nesutinkam taip, kad iš tikrųjų laiko kažkokiam kardinaliai transformacijai pardavimuose jo daug kas neturi, o kiti bijo imtis kažko naujo ir įpratę imtis tiesiog esamų įpročių, kurie, aišku, dažnai tie įpročiai esami nėra tobuliausi, sutikim, bet esmė, kas būtų va tiem maži pokyčiai veiksmuose, didesni pardavimai. Ne tai, kad mes čia sakom, 50 kartų padidinsi pardavimus, bet kas tie maži pokyčiai, kurie atneša tau iš karto didesnius pardavimus, bet tu savo energinę vertę ir laiko vertę, tu nepajausi skirtumo. Ir tai, kad tu gali tiesiog daug labiau padidinti pardavimus, darydamas mažesnius dalykus. Tai Algirdai, šiandien norėčiau, kad apie tai pakalbėtumėt. Aš išjungiu mikrofoną. Aš galvoju, kad šiandien galėtum pakalbėti apie sistemą. Man paskui metu įkrito tokia frazė ir aš negaliu jos atsikratyti.
Nustokim galvoti apie tikslus, pradėkime, susikoncentruokim į sistemos kūrimą. Ir bet kuris įprotis, jisai yra sistema. Ir jeigu tu nori kažką pasiekti ilgalaikį perspektyvą, tai tu turi sukurti sistemiškų tų įpročių tokią, visumą. Ir jeigu žiūrėti į pardavimus, tai aš įsivaizduoju, kad kiekvienas pardavėjas, jeigu žinotų tik tai 3 dalykus ir juos pritaikytų, kuriuos mes šiandien aptarsim, tikrai turėtų fantastiškų rezultatų ir beveik nieko nekeistų savo gyvenimą. Ir tam reikia ir sistemos, sakyčiau taip, padarykime tokių 3 etapų sistemą. Pirmą savaitę skiriat vienam dalykui pagerinti, antrą savaitę antram, trečią savaitę trečiam. Tai 3 savaitės. Ir po to galite tas 3 savaitės sukti be galo ilgai. Tai pirmą savaitę tai yra kiekybinis rodiklis. Nes bet kurio darbą, ypač pardavėjo darbą, labai lengvai galima išmatuoti kiekybiškai. Ką tai reiškia? Kiek tu darai skambučių, kiek tu darai vizitų, kiek tu išsiunti komercinių laiškų, kiek tu susitikimų turi. Ir dėja, bet daugelis Lietuvoje kompanijų, tokių vietinių, neturi tradicijos ir neturi sistemos, kad kiekvieną dieną fiksuoti tai. O tai reiškia, jeigu tu nefiksuoji, o aš klausiu, kiek padarysi susitikimų, nežinau, reikia pasižiūrėti. Tai tu ką, neskaičiuoji? Neskaičiuoji. Va, tai neseniai kalbėjau su draudimu didžiulės bendruomenės vieną labai patyrusią atstovę. Aš sakau, o tu gali pasakyti, kiek tu padarys skambučių? Negaliu. O kiek negaliu? O kaip tu gali tada tobulinti, jeigu to nedarai? Tai pirma užduotis, pirmas žingsnis. Pradėkite fiksuoti, kiek jūs darote kontaktų. Skambučių, vizitų. Ir kai jūs įvardinsit, pavyzdžiui, šiandien darau, 10 skambučių, rytoj 6 ir jūs galite savaitę išvesti vidurkį. Ir po savaitės jūs žinosite, koks jūsų yra vidurkis. Ir tada padarykite vieną dalyką. Pridėkite 10% daugiau skambučių. 10% tikrai tai labai nedaug. Jeigu darai 10, padaryk 11. Jeigu per savaitę darai 100, padaryk 110. Realiai 10% yra labai nedaug. Kitą savaitę pasižiūrėk ir pradėk fiksuoti, o kokia yra tavo kryptis. O tai reiškia kryptis, koks vidutinis čekis, už kurį tu parduodi, kokį tu dažniausiai naudoji metodą pardavimų ir kas yra tavo klientai ir produktai. Tai reiškia produktai, klientai ir pardavimų būdas. Ir vėl, jeigu tu neanalizuoji, tai tu negali kažką pakeisti. Bet jeigu pradedi analizuoti ir žiūrėti, pas mane vidutiniškai per vieną pirkimą žmonės atsisveikina su 1000 eurų. Tai čia reiškia tavo kryptis. Ir aš pagrindinę naudoju metodą, skambinu klientams, vietoj to, kad nueit pas jūs. Okay. Ir ką tada savaitės pabaigoje? Padaryk vėl 10% biškutį geriau. Ta prasme, pasižiūrėk, kas dažniausiai iš tavęs perka, kas tavo yra daugiausiai atnešantis pinigus ir 10% pridėk prie savo klientų būtent tų, kurie galėtų tau daugiau atnešti pinigų. Ta prasme, korekcija 10%. Vėl tai nieko nereikalaus, tu tiesiog vietoj to, kad skambinti tam klientui, kuris tau yra labai mielas, bet mažai perka, tu gal paskambinti tam, kuris nelabai tau mielas, bet galėtų daugiau nupirkti. Ir po 2 savaičių tu pamatysi, kad tavo pardavimai pradės labai radikaliai keistis. Kodėl? Todėl, kad nedidelį pokyčiai pastanguose duoda milžinišką pokytį rezultate. Ir 3 savaitę į kokybę. Tiesiog paprastą dalyką. Aš žinau, kad 99,9% žmonių to nedaro pardavėjai. O tai reiškia, įrašyk savo pokalbius. Įrašyk. Šiais laikais su technologijom tai labai lengva. Ir pasižiūrėk, paklausyk savo iš šono, gali savo vadovą atsisėsti. Ir iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų turi begalę klaidų, kurias mes darome. Tiesiog pagalvok, kaip tu galėtum bent truputėlį, bent 10% pagerinti tą kokybę. Pavyzdžiui, galbūt mažiau kalbėti, galbūt daugiau užduoti kryptingų klausimų. Viskas. Ir 1 savaitę tiesiog užtvirtink tą rezultatą. Praėjo mėnuo, aš garantuoju, pardavimai padidės ne 10%, ne 20%, o čia bus ką? Suma. Tai labai lengvai galima padvigubinti pardavimus
nieko nekeičiant išskyrus šiek tiek daugiau skambučių, šiek tiek daugiau krypties tokios ir šiek tiek kokybės. Ir kitą savaitę vėl kartok. Tai praškai daugiau nieko nereikia, reikia tik tai nuolatos kreipdėmėsi į vieną dalyką. Nebadyti viską pakeisti, bet vieną dalyką. Tai man, pavyzdžiui, per 30 metų šitą sistemą, jinai man yra pati efektyviausia. Aš pas daug kartų, reiškia, tai taikiau ir žinau, kad kiti treneriai labai sudėtingai padaro, man čia KPIs dar kažką nepaprastai. Pagerink. Kiekybė, biškutį, kryptį ir kokybę. Viskas. Vau, ir iš tikrųjų man labai patiko, Algirdai, tas toksai paprastumas, tai, kad tai nereikalaus iš žmogaus kažkokių nežmoniškų pastangų ir ta prasme, nekeis jo gyvenimo tempo, ar ne, visiškai. Tai tas labai gerai, tai super, Algirdai, ir toks, nu... Ir dar, atsiprašau, ir dar kas yra labai svarbu. Kadangi mes kalbam apie reiškia, pastangas, tai yra tai, kas 100% priklauso nuo tavęs. Daugelis pardavėjų koncentruoja dėmesį į rezultatą. O pardavime rezultatai priklauso dėja toli gražu ne tik nuo mūsų, nuo klientų, nuo rinkos. Ir tada tu jauties toks įkaitas. Skambini, tave siunčia, nueini, tave išvaro. Ir tu jautiesi toks įkaitas. Ir daugelis pardavėjų yra tokie, palaužti, psichologiškai palaužti. Kodėl? Tai, kad jie tiek daug kartų išgirsta, ne, brangu, nereikia, pas konkurentus geriau, kad jie jaučia, kad mažai ką gali įtakoti. Tarp kitko, neseniai dariau test drive, nesakysiu, kad nepagadinti įmėžiau labai prabangaus automobilių Vilniuje test drive ir buvau pardavėjas, automobilis kainavo maždaug 250 000. Ir aš sakau, prašau, o kokį metodų jūs naudojat pardavime? Kad parduoti, nes čia yra brangus produktai ir labai objektyviai sunku pasakyti, važiuoju panašiai kaip ir kiti automobiliai. Į ką pardavėjas, jog mane pritrenkė, atsakytum, sako, mūsų vadovai pasakė, kad mes turime iš vis nieko nedaryti tam, kad parduoti. Sako, klientų, kurie perka tokius automobilius, turi savo nuomonę ir tavo kaip pardavėjo nuomonę, jiems visiškai nesvarbi. Todėl tylėk, nebent, kaip papūga, pasakyk, kokias techninės charakteristikas. Tai aš nustebau, tas atrodo prabangaus automobilių. Jaunas pardavėjas, bet užguitas toks visas, prigazdintas. Tai man atrodo, kad jisai greitai praras darbą, nes nesukuria jokios pridėtinės vertės. Algirdai, apie vertės kūrimą, man labai patinka iš tikrųjų, kad su jumis ir Įgūdžiai LT pradėjom projektą. Būtent žmonėm, kurie nežino, iš tikrųjų papasakosiu istoriją. Įgūdžiai LT yra premium domenas. Tai yra aukštos vertės domenas, kuris buvo visiškai laisvas. Tai kainavo jis tik 7 eurus man. Ir šitoj vietoj, kaip žinote, yra knygos LT, ten padangos LT, dviračiai LT, čia Įgūdžiai LT. Ir Lietuvoje tiek mokymų profesionalų, ekspertų, mokymų agentūrų ir niekam nekilo tą idėją, reiškia, nusipirkti Įgūdžiai LT domeną. Tai ką aš norėjau pasakyti apie tai, kad maži dalykai kaip pat kartais gali sukurti vertę. Ar tavo teisingas klausimas užduotas ten automobilio pardavimo metu, kaip jūs pasakėt, geriausias pasaulyje automobilių pardavėjas Joe Girardas, ar ne, kuris ten tik tiesiog turėdavo kažkokį vieną sakinį, kažką tokio, kas iš tikrųjų meistriškai uždarydavo pardavimą. Nes šitoj vietoj pardavėjams nereikia mokėti labai gerai šnekėti. Iš esmės tai turi pasakyti tai, ką reikia, tuo metu, kai reikia ir aišku, tas pardavimo uždarimas, tai turbūt daug kas nesusidoroja su šituo iššūkiu. Kai nemoka uždaryti pardavimo, kai palieka savygai ir tada viskas įgauna kažkokį, ne tą atsakymą, kurio norėtųsi. Kaip jūs manot, pardavimo uždarimas, ar lietuviai mes mokam skirti normaliai dėmesio šitam pardaviminiam etapui? Aš galvoju, jeigu lietuviai panaudotų savo talentus ir užsispyrimą, kurį mes naudojam, norint išmokti žaisti krepšinį, jeigu mes bent dalį, 100% skirtumėm pardavimų įgūdžiams suformuoti, tai iš tikrųjų būtų wow. Nes realiai aš turiu palyginimą, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje parduoda pardavėjai ir Lietuvoje. Aš turiu pripažinti, kad, į vienus vartus. Lietuvoje nėra tos pardavimų kultūros. Mes gėdėjomės pardavinėti, mums atrodo negražu. Ir iš tikrųjų tai nėra, ir tie pardavėjai, pavyzdžiui, Amerikoje pardavėjas tai yra skamba gerai.
visi nori būti pardavėjas. Jeigu, pavyzdžiui, tu gydytojas, nu, bet jeigu gydytojas ir pardavėjas, viskas, tu esi brandas, tu esi numeris vienas. Ten, nu, yra kultūra pardavimas. Neparduosi, nevažiuosi. Pas mus pardavėjai dažniausiai kažkokie labai dažnai tokie prigazdinti, užgūti žmonės, kurie niekur save nu, negalėjo liktis realizuoti ir visi, kiekvienas pardavėjas svajojo tapti vadovu. Aišku, aš nekalbu apie visus, bet. Tai aš galvoju, kad kiekvienas pardavėjas pirmiausia galėtų suvokti, kad nu, pardavėjo profesija yra numeris vienas, nes tai yra, kad visuomet jinai bus reikalinga. Bet tam, kad įgauti kompetenciją, tu turi formuoti įgūdžius. Tai yra daugkartinis šlifavimas, kaip krepšinį. Tu turi daug kartų mesti, atlikti korekciją, mesti, tu turi turėti metodą, kažkokį savo fintus turėti. Ir tada tavo pardavimai augs. Bet daugelis pardavėjų, kiek man teko, o aš tūkstančius pardavėjų mačiau, dirbau su jais. Į klausimą, kiek tu perskaitai knygų apie pardavimą? Ne vienos. Kiek tu treniruočių atlikai pardavimų, nu, su audio, su video analize, ne vienos. Kokį tu naudoji metodą? Ne vieno, ties nekalbėjau su vienu vaikinu, o aš ten daug metų, jau 20 metų medicininę techniką parduodu, kokį tu naudoji metodą? Jokio. O per kokias stadijas perna klientas? Kokios stadijos? Nu, o ką tu žinai to, ko nežino žmogus iš gatvės, jeigu tu esi profesionalas? Nieko. Visiškai švarus lapas. Ir aš galvoju, kad daugelis žmonių dabar yra įkaitai to žinojimo iliuzijos. Žmonės sudėlioja konferencijų pardavimo formulį. Ten 30 trenerių papasakoja 150 idėjų. Visi, wow. Ne vieno šitos idėjos jie neprisimena, nu, nebent pavadinimą, netaiko ir neformuoja įgūdžius. Tai todėl, nu, yra blogai. Tai aš galvoju, kad pardavėjas ir įgūdžiai tai yra, nu, kaip sportininkas ir įgūdžiai. Nėra gero krepšininko be įgūdžių. Bet šitas pats irgi įsivaizduokim, kodėl mes negalim pardavėjo profesijos palyginti prie kokio chirurgo, ar ne? Ir chirurgas praeina 7 metus paprastų bazinių tų mokymų, daugybę kursų, skalpelį, išmoksta laikyti rankoje ir panašiai. O jeigu jo čia paklaus, kokią metodą naudoja? Žinai, atsiprašau labai. Jo, kaip tu dabar pjausi? Nu, bandysiu kažkaip. Skalpelį naudoji? Kokį skalpelį? Rankom plėšau. Tai va, tai šitoje vietoje. Algirdai, žiūrėkit, mes aptariam labai svarbius dalykus pardavimuose ir tikrai mūsų daugybė dalyvių, klientų, taip pat iš pardavėjų klubo buvusių seminarų, irgi jau pažengė truputėlį ir mokosi pas jūs, kas man maloniausia. Algirdai, bet kai ko trūksta pardavimuose, ar ne? Galima žinoti technikas, galima žinoti metodus, panašiai, bet yra vienas dalykas, ko mums trūksta, arba tiksliau, ką mes turim tobulinti nuolat, tai savo psichologinį tvirtumą. Tai yra savo psichologija, kaip mes atremiam psichologiškai, ta prasme, viduje atsakymus, visokius neigiamas emocijas, kurios susijusios taip irgi ir panašiai. Ir kaip šitoj vietoje, Algirdai, žinau, kad kažką parašėt mums ir dabar nustebinsit visą Lietuvą spalio 30 dieną, kas tai yra per naujas jūsų seminaras, psichologinis tvirtumas ir kodėl jis reikalingas pardavėjams. Na, aš galvoju, pardavėjo profesija yra labiausiai sukelianti stresą. 95% žmonių geriau nusišaus, bet nedirbs pardavėjo darbo. Kodėl? Nes pardavėjo kiekvieną dieną reikia susidurti su ko? Ne, brangu, su agresija, su pykčiu, su neigimu. Ir mano giliu įsitikinimu, kad 80% sėkmės pardavėjo darbe tai yra psichologinis pasiruošimas. Tu gali išmokti bet kokias gudrybės, gali slaidus paruošti, gali turėti, nežinau, ChatGPT naudoti, ką nori, bet jeigu tu esi viduj silpnas, nesugebi atlaikyti smūgių psichologinių, tai iš tikrųjų, nu, tu greitai pasiduosi. Ir daugelis pardavėjų iš tikrųjų yra tokie pasyvūs, nes pas pardavėjus labiausiai negu bet kurioje kitoje profesijoje susiformuoti, kas vadinasi, išmoktas bejėgiškumas. Vat mes žinom, tyrimai buvo daromi su šuniukais. Vat jeigu šuniukai į narvelį paleidė elektrą ir jeigu šuniukas nieko negali padaryti, labai greitai jis atsigula, kaukia ir tom pasyvus tampa. Kitas šuniukai į tą patį narvelį, elektrą, bet pedalas gali spaudinti, gali daryti įtaką. O 2 skirtingos mokyklos.
Ir tada jos patalpina į kitą narvelį, ten yra elektra, yra pertvara, per ją galima peršokti. Ką daro pirmas šuo? Atsigula ir nieko nedaro. Pasyvus. Nes jisai netiki, nes jisai neturi patirtyje jausmo, kad jisai gali įtakoti. O kitas peršoka, gyvena savo. Tai pardavime, kai tu 10 kartų išgirsti ne ir vienas galbūt, tai pastebėsiu, kiekvieną dieną yra formuojamas bejėgiškumas. Kodėl daugelis iš mūsų nepaslaptys ateina į saloną ir tenais nepribėga pardavėjo, jeigu pribėga, tai jau jų akise yra toks, ai, tugi visi nežiūrės, ai, tu visi nepirksi. Tai aš galvoju, kiekvienas pardavėjas turi ne tik turėti va tą, nes pati psichologinė tvirtumas, jisai sudaro iš dviejų dalykų. Vienas dalykas atsparumas sunkumas, kad tu gali atlaikyti kažkokią kritiką, gali atlaikyti tos nuosmūgio. O kitas yra atkaklumas, kai tu nežiūrint į tai, kad rinkoje problemos, tu vis vien su energija lipi į viršų. Tai gera žinia, kad šitie dalykai yra išmatuojami ir juos galima formuoti, stiprinti kaip raumenyną. Tai jeigu manęs paklausų, kokiai profesijai labiausiai reikia, tai aš sakyčiau pardavėjas ir kareivis. Kareiviui reikia, nes jisai kovoja, o pardavėjas taikos metu irgi kovoja. Tai va, tai aš galvoju, jeigu jūs, ir svarasi, žiūrėkit, va, dar kas yra. Man teko stebėti tūkstančius pardavėjų ir ką aš pastebėjau pas pačius geriausius pardavėjus. Ir po to jau kai pats tai pastebėjau, suradau tyrimus. Pasirodo, pas pačius geriausius pardavėjus yra paradoksali reakcija į žodį ne. Jeigu daugelis žmonių sužlugdo tą žodį, yra stresas, žmogaus net tonusas, va, išgirskit savo pasakyti, gali dabar testą padaryti, taip, Martynai, suspausti 2 pirštus ir pamėgink, va, atsakyti ne, va taip nuleisk biškutį galvą ir taip sakyti ne, sakyk, ne, ir bandyk praplėšti. Ne. O, va, stipriai, o dabar ištiesk nugarytę į viršų ir sakyk taip. Tai pas tave paradoksali reakcija. Pas tave į taip labai silpnas, o į ne labai paradoksaliai stipri reakcija. Tai aš autistas gal koks nors. Arba esi labai atsparus žmogus. Nes pas sportininkus yra pastebėta, pavyzdžiui, kai sporto psichologija buvo padarytas didžiulis, prasivyrimas, pasirodo, kai ten, pavyzdžiui, džudoistai vienas kitą smaugia, jeigu sakai, nepasmauksi, tu tiesiog lembi ir viskas. Bet jeigu sakai, davai, dar manęs smaugia, tai va, tada tu sustiprėjai. Ir kai pas pardavėjus į žodį ne, jis sako, ne, jis atkiunta, pas jį atsiranda energija. Tai kuo daugiausiai išgirsta ne, to pas jį daugiau entuzijazmo ir pas jį daugiau pardavimų. Pasirodo, šitą dalyką galima išvystyti. Ir ką mes treniruosimės psichologijam tvirtumui, mes treniruosimės kaip iš visų citrinų, kurie mūsų gyvenime pasitaiko, išspausti sultis ir padaryti labai skanų limonadą. Kaip vietoj to, kad kiekvieną dieną jausis tik tai vienas pasakė taip, bet 20 pasakė ne, kaip skaityti, wow, šiandien fantastiška diena, 20 ne, wow, rytoj bandysiu 30 ne. Nes pasirodo tie, kas skaičiuoja ir džiaugiasi savo ne kolekciją, jie kaip taisyklė turi pačius didžiausius pardavimus ir entuziazmą turi. Ir labai gera, man atrodo, tokia ne metafora, bet strategija iš tikrųjų, nes tie atsakymai ne, jie vienus paveikia, aišku, kažkaip neigiamai, bet iš tikrųjų, kitas dalykas, o kaip tada reaguoti į kritiką, į pastabas, į sakykime, kažkokius konfliktus komandos viduje ar panašiai, ar šitam seminare mes paliesim ir šitos klausimus? Absoliučiai, nes tai yra universalus įgūdis. Nes jeigu tavo smegenys užprogramuotos į tokio alchemiko režimas vadinasi, reiškia, alchemikai iš visokių blogų metalų bando padaryti auksą. Taip ir mes, jeigu mes iš kritikos, iš blogų žinių, iš psichologinių spaudimų, o iš viso to kurio mes taip bandom vengti, mes iš jo galim auksą daryti, o čia yra universalus dalykas. O kadangi kiekvienam iš mūsų reikės per visą gyvenimą susidurti su visą eilę, ir artimųjų mirtis, ir tas neaišku, tas karas, ir dar ekonomika, ir dar mes 10-15 kartų keisim savo profesiją, patys sensim, turėsim palydėti
į kapą artimiausių žmonių. Reiškia, mūsų laukia blogi dalykai. Ir kuo toliau, tai vis daugiau. Vat. Bet gera žinia, kad jeigu tu turi savyje pažadinęs šitą psichologinę stiprybę, su kiekvienu gyvenimo smūgiu tu darai stipresnis. Tu tampi toksai, nu, nepaskandinamas, toks Nepalaužiamas, ar ne? nepalaužiamas. Jo. Ir aš galvoju, kad tai yra absoliučiai, ir tyrimai rodo, kad tai yra absoliučiai svarbiausias dalykas, kuris gali pasakyti, ar tu ilgalaikį perspektyvą būsi sėkmingas ar ne. Mhm. Nes ilgalaikė didelė sėkmė susijusi su kuo? Su pasipriešinimu, su kova, su kritika, su visku. Tai jeigu tu savyje tai sustiprini. Tarp Mhm. kitko, dar yra vienas labai įdomus, ne vienas tyrimas, bet tiesiog revoliucija įvyko. Aš pats, kai baigiam medicinos akademiją, mus mokino, kad visų lygų priežastis yra stresas. Ir stresas žudo. Ir kiek yra dabar programų? Venkite streso. Stresas, jisai ten su mūsų įmonės, gal garsą galima. Oi, taip, atsiprašau. Mhm. Stresas mus žudo, reikia vengti streso, kaip išvengti streso, bla bla bla. Bet ką parodė tyrimai? Pasipaėmė dvi grupės žmonių. Ir viena ir kita labai gyveno stresinį gyvenimą. Nu, pagal testą rodo, kad gyvena nuolatinėme strese. Bet tada paklausė jų, o ką jūs galvote apie stresą? Ir į vieną grupę atrinko tos žmonės, kurie gyveno strese ir bandė pabėgti nuo jo, nes tikėjo, kad stresas žudo. O kita grupė žiūrėjo į stresą kaip į, wow, kaip į energijos šaltinį. Tai yra sportininkai, verslininkai, tai yra tie, kurie stresų naudojo tam, kad uždegti savyje tą energiją. Ir ką paaiškėjo, tai buvo ilgalaikiai tyrimai. Paaiškėjo, kad stresas iš tikrųjų žudo. Ir palyginus su kontrolinė grupė, žmonės, kurie gyveno labai stresinėje situacijoje, jie gyveno trumpiau negu žmogus be streso, bet tik su sąlyga, kad tu tiki, kad tave tai žudo. Ta grupė žmonių, kurie buvo didžiuliam strese, bet tikėjo, kad tai juos sustiprina, gyveno žymiai ilgiau ir laimingiau negu ta pirmoji. Tai ką parodo tyrimai, kad vien tik tai požiūrių teisingas suformavimas į sunkumus, į stresą gali prailginti mūsų gyvenimą, mūsų atsparumą lygoms, mūsų atsparumą sunkumams ir dar laimę. Pasirodo, tie žmonės, kurie sugeba būti laimingi, nežiūrint į tai, kas aplinkui darosi, tai padarė irgi revoliuciją. Nes anksčiau buvo mano, reikia, o jeigu bloga nuotaika, reikia su ją kovoti, o jeigu su depresija reikia vaistukus. Bet ką rodo tyrimai, kad realiai laimingi žmonės, jie sugeba būti laimingi ir skausme, ir džiaugsme. Ir tai yra, aš galvoju, universalus toks dalykas. Todėl mes ir sukūrėm tą programą, nes šiais laikais mes visi esam tokiam didžiuliam spaudime. Informacinis srautas, viskas blogai. O Taip, pardavimai. Algirdai, žinokit, iš tikrųjų ir šitoj vietoj tas psichologinis tvirtumas, bet brangus žiūrovai, mes iš tikrųjų šitos idėjos ėmėmės ne dėl to, kad mes norim kažkokių milžiniškų bilietų pardavimų iš šitą seminarą, bet iš tikrųjų, kad jaučiame ir labai tikime šitos temos reikalingumu žmogui. Galim sakyti, čia aš baigiau streso ar konflikto valdymo kursą ar panašiai, bet čia visiškai ne tas pats. Tai yra visiškai nauja kitokia metodologija, pagal kurią dirba jūrų ruoniai, Amerikos Navy Seals, tie žmonės, kurie yra labiausiai atsparus, kaip sakant, sunkumams, kurie važiuoja į visokiausias antiteroristinės misijas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų išbandyta kūnu, krauju, ugnim ir vandeniu šitą strategiją. Tai aš labai rekomenduoju jums atvykti stebėti šį seminarą, nes Algirdas jau nuo dabar, rugsėjo pabaiga, ir jis išskrenda į Ameriką keliems mėnesiams ar pusiai metų. Ir tai bus, kurį laiką nebus Algirdo Karaliaus gyvų seminarų. Tai mes pereinam absoliučiai į Zoomą.
ir ten vyks visi mūsų susitikimai. Bet ką norim pasakyti, kokybė ar kažkoks turinio prasme bus tik geriau, nes dažnai seminare būna tai, kad laikas ribotas, kažkur kažką daugiau pasakoji, kažkam pritrūksta laiko. Čiagi Zoom'e jūs gausite viską, nebus nieko neatsakyto. Sekantis dalykas, jūs gausite labai išsamius PDF konspektus šio seminaro. Trečias dalykas, jūs gausite 21 dienos palaikymo programą. Tai yra kursą tokį, kuris stiprins, kaip jūs stiprinsite savo tą psichologinį tvirtumą, tai kurį paruošė Algirdas Karalius. Iš tikrųjų, labai daug vertingos dalykų ir vos tik dabar, tai yra kaina, early bird kaina, tai visiškai nedaug ir visiškai prieinama. Tai rekomenduojam jums atsivesti visus pardavėjus, tiksliau atsivesti, pasikviesti į Zoom'ą visus pardavėjus, komandą, projektų vadovus, rinkodaros skyrių. Tie, kurie jaučiat, kad reikėtų jiems būti atsparesniem, nebijoti, būti drąsesniem, drąsiau priimti sprendimus, kad nebūtų baigštumo ir panašiai, kur vadovas ne viską gali sužiūrėti ir ne viską gali apriepti. Tai labai su Algirdu kviečiame. Įgūdžiai LT puslapyje yra nuoroda. Ten yra 3 Algirdo projektai, pats viršutinis yra psichologinis tvirtumas ir ten spaudžiat nuorodą, einat tą mūsų sales page'ą, perskaitot visą informaciją ir užsiregistruojat. Ir tikrai garantuoju, tai grįž su daugybė gerų dalykų ir dividendų. Tai tarp kito, kai darė tyrimus su komandom pardavėjų, tai irgi visas komandas galima suskirstyti į 3 grupės. Tai yra tokia alpinistų komanda, tai yra tie, kurie aršiai siekia rezultatų ir būtent tos komandos turi kaip niekad didelį tą psichologinės stiprybės koeficientą. Taip. Yra turistai, kurie, daro pardavimus, bet su jais jūs toli labai, nes jie bando padaryti viską, kad tik neišėti iš komforto zonos. Yra pabėgėlių komanda, tie, kurie bijo daugiau klientų ir mes žinom statistiką, pavyzdžiui, jeigu alpinistų komandoje, gal galima išjungti. Ai, taip. Ir Algirdai, aš jau kitas susitikimas man šaukus atėjo. Jo, tai trumpai. Jeigu alpinistų komandose vidutiniškas kiekis skambučių per dieną, tai yra 75, tai yra norma, o tam reikia padaryti 100 skambučių, tai yra 75 su sprendimu priimančiu žmogum. Tai vidutinis šitų pabėgėlių arba turistų būna dvigubai, o tai ir 5 kartus mažesnis. Kodėl? Nes žmonės daro viską, kad tik nesusidurs su stresu. Taigi, jeigu jūs norite, kad jūsų komanda pardavėjų padarytų didesnius pardavimus, jums jau būtina formuoti psichologinės stiprybės tokią komandą, nes kaip ir baimė gali užvaldyti visus kitus, taip ir stiprybę galima irgi perduoti vien kitiem. Tai jeigu jūs turite komandą, labai rekomenduoju visiems ateiti. Tai viskas, mėlyje. Aš jaučiu, kad čia buvo labai vertingas turinys, labai daug tokių gerų įžvalgų ir tokių įžvalgų tikrai lengvai pritaikomų. Tai nepasidalinom kažkokių raketų mokslo, ar ne, raketų technologijom. Tai buvo labai elementarūs dalykai, kuriuos mes nuo šiol stengsimės daryti geriau, protingiau ir greičiau. Ir tada, taip pat, mėlyje, laukiam įgūdžiai LT puslapis, ten rasite psichologinis tvirtumas. Nuorodą į seminarą, užsiregistruokit, sudalyvaukit, tikrai būsit laimingi. Tai Algirdai, ačiū dar sykį, iki greito susitikimo. Iki.